Labas, sveiki prisijungę į antrą video apie bandomąjį 2025 metų NMPP bandomųjų uždavinių sprendimą. Jeigu jums neužteks šitų video pasimokymų, pasikartojimų, tai geros naujienos. Taip pat turiu ir pernai metais už praėjusių metų video. Galite pažiūrėti ant dar daugiau uždavinių. O dabar tęsime šiuos puikius mūsų uždavinius ir matome smagų uždavinį. Turime stačiakampio juostelę formos ir dvi dalis, 2 taškai. 2 taškai, mes norim 2 taškų. Taigi, ką galim čia padaryti? Klausimas. Pirma yra atkirptas kvadrato formos juostelės gabalėlis. Kaip mums žinoti, kiek yra kvadrato forma, kiek yra atkirpta? Gerai, klausimas, koks yra plotas. Ir mes žinome, kad jeigu aukštis yra 3 cm, o kvadrato visos kraštinės yra lygios, reiškia ir čia yra 3 cm. Reiškia, yra atkirpta 3 kart 3, nes ploto formulė yra a kvadratu šiuo atveju, nes kvadratas, tai 3 kart 3 bus 9. Labai gerai. Ir klausimas, koks yra likusios juostelės dalies perimetras. Tai čia gana paprasta, mes turime šitą formą, aš vėl pakeisiu, kas nubrėžta. Turime likutę. Taigi lieka mums tokia juostelė, koks yra likusios juostelės dalies perimetras. Tai mes matome, kad čionais yra 3, nesikeičia aukštis. Buvo 3, iš visų pusių yra 3. O čionais lieka, nes nukirpom 3 nukirpom, buvo 12, lieka 12 minus 3 yra 9. Reiškia 9 apačioj, 9 viršuj ir mūsų perimetras bus 3 plus 9 kart 2. Gausime 24 cm. Tai bus 24 cm. Puiku. Važiuojame toliau prie kito uždavinio. Kitas uždavinys yra gal net paprastesnis. Kvadratas per įstrižinę buvo perkirptas į 2 lygias dalis. Raskite šitą kampą. Raskite kampą ABC. Gana paprasta, nes į ABC mes turime, kad tai čia vienas kampas patenka ir kitas kampas patenka. Ir gausim šituos. Tai šitie abu kampai, kadangi čia yra kvadratas, tai čia yra statu. Reiškia, ir čia bus statu. Tiesiog abu šitie patenka. Abu šitie kampai sudaro statų kampą, dėl to čionais ir bus statu. Tai nes čia 45 ir čia 45. Beje, kvadrato įstrižainė dalina per puskampus. Gerai, einam prie kito uždavinio, šitas buvo gana paprastas. Šitas yra smagus uždavinys. Sujunkime dydžius su labiausiai tinkančiom reikšmėm. Tai tikiuosi kvadratinius vienetus žinote. Čia yra uždavinys, kur mes galime netgi logiškai išmastyti. Turime labai skirtingus dydžius. Pavyzdžiui, Kauno miesto plotas. Tai miestas yra visai nemažas. Miestas nemažas. Turi monetos vienos pusės plotą, A4 formato lapą ir gyvenamo kambario grindų plotą. Ir mes turim didžiulę tokią informaciją. 19,5 metrų kvadratinių, 400 mm, tai čia nedaug, 400 mm, 150 km ir 600 cm. Tai mes galime pasižiūrėti, į ką panašus Kauno dydis. Na, tikriausiai į kilometrus. Tai Kauno miestas bus 157 km. Turim monetą, A4 formato lapą ir gyvenamą kambarį. Aš tai, pavyzdžiui, galvoju, tai čia 19 metrų turbūt ne 19 metrų, 19, tai turbūt ne moneta ir ne A4 formato lapas, tai aš matau, kad tikrai bus turbūt kambarys. Tai A4 formato lapas didesnis už monetą, reiškia čia daugiau negu čionais, tai aš rimsiu didžius šituos. Tai tokie būtų atsakymai sujungiant mūsų uždavinius. Toksai tiesiog sujungimas, čia net nėra labai ką diskutuoti, ką paversti, galime suvienodinti vienetus, jeigu norite, bet manau, kad suprantate, kad 157 km yra turbūt Kauno miestas negu A4 formato
lapas. Gerai. Tai va. Einam prie kito. Šitas yra gana paprastas uždavinys iš tikro. Mes turime skritulinę diagramą ir pateiktą, kiek kokių dienų buvo procentais. Ir apskaičiuokite saulėtų dienų dalį procentais. Tai va, tai mes turime šitą informaciją. Iš viso buvo lietaus buvo 35 procentai, debesuota 45 procentai, o saulėta yra neaišku kiek. Ir mes matom, kad šitas skritulinė diagrama nelabai net atitinka iš tikro, nėra atitinkamos dalis, nes to, kad lietus ir debesuota yra tokio pačio dydžio, bet iš tikrųjų debesuota buvo daugiau debesų negu lietaus. Tai va, tai mes matome, kad netitinka. Mes negalim matuoti laipsnis ir tikėtis. Bet ką mes galim padaryti, mes galim tiesiog apskaičiuoti matematiškai. Nes žinome, kad iš viso dienų, nes tai yra tik tai 3 variantai, saulėta, debesuota arba lietus, per tam tikrą laikotarpį, turbūt nebus žiema, nes nesnigo. Tai mes, arba šiuolaikinė žiema, nes šiemet tik tai dabar buvo sniego, po tos laikai tai lijo, visai nebuvo sniego. Tai va, tai iš viso dienų buvo 100%, ar ne? Čia iš viso yra 100%. Reiškia, mes atimam iš 100, atimam tuos skaičius, kuriuos matome, atimam 35 ir atimam 45 ir liks 20%. Tai mūsų atsakymas bus 20. Na va. Ir paskutinis uždavinys iš šio video bus apie lygčių sistemas. Ir aš noriu keliais būdais paaiškinti. Galbūt jau mokėtės lygčių sistemas ir aš noriu pakalbėti apie būtent sudėties būdą, keitimo būdą ir sprendimą, kai nemokytų būdų spręsti. Tai va, tai sudėties būdas yra, man atrodo, netgi pas paprasčiausias. Turime 3x minus y lygų 5 ir 2x plus y yra lygų 10. Šitas būdas yra geras, jeigu mes matome, kad y sutampa, tik skiriasi ženklai, arba x sutaptų, būtų tas pats. Tai mes, kadangi lygčių sistema, tie patys x, mes galim sudėti abi pusės, mes galim sudėti visus x-us, bus 3x ir 2x. Kodėl taip yra? Nes kairė ir dešinė pusė yra lygios. Čia ir čia yra lygu. Ir čia yra lygu. Reiškia, viskas čianais bus tas pats, kas viskas čianais. Dėl to mums tinka sudėties būdas. Mes sudėsime, gausime 5x, nes 3x ir 2x, minus y ir y išsiminusuoja ir nebelieka nieko. Ir 5 ir 10 bus 15. Mes naudojam lygties sprendimo būdus, 5x lygų 15, viską dalinam iš 5 ir gausime, kad x yra lygų 3. X yra lygų 3 ir tada į bet kurią lygtį vietoj x įstatom trejetą. Pavyzdžiui, čia nais padarykime vietoj x 3, tai 3 kart 3 minus y yra lygų 5. Mes įsprendžiam šitą lygtį, bus čia nais 9 minus y yra lygų 5, aš galbūt noriu permesti į kitą pusę 9 ir gausime minus y yra lygų 5 minus 9, tai yra minus y yra lygų minus 4, viską dauginam arba dalinam iš minus 1 ir gausime, kad y yra lygų 4. Ir mes tokį atsakymą tikrai turime, nes atsakyme pirmas skaičius yra x, o antras yra y. Tai mūsų x yra 3, o y yra 4. Reiškia, čia turėsime 3 ir 4 yra mūsų teisingas atsakymas. Kitas būdas yra keitimo būdas. Aš šiaip galėčiau apie jį kalbėti, bet matau, kad jeigu keitimo būdą mokat, tai nėra čia ką kalbėti. Jeigu nemokat, pasižiūrėkite visą video su padarsi apie keitimo būdo sprendimą. Paspauskite šitą nuorodą, kuri atsiras po dabar čionais ir daugiau pakalbėsime apie keitimo būdą. Tai buvo mano sėkmingiausias šių metų video, daugiausia kartų žmonės peržiūrė būtent keitimo būdą. Reiškia, tikrai labai geras video, nenoriu čia šiaip labai girtis, bet pats geriausias video šių metų. Tai keitimo būdas. Aktualiausias. Kitas būdas, jeigu nemokate nieko spręsti, nei keitimo, nei sudėties, nei atimties būdu, tai galim tiesiog įsistatyti iš šias likti skaičius.
3x minus y, o viską ištinių bereikalo, 3x minus y yra lygu 5 ir tada 2x plus y yra lygu 10. Ką mes galim padaryti? Mes galim tiesiog pažiūrėti, ar tiks. Jeigu vietoj x įdėsiu 5, ar mums tiks atsakymas? 3 kart x bus minus 15, nes x 5, ir tada vietoj y 20 minus 20 gausime minus 35. Tikrai netinka. Tai reiškia, šitas skaičius mums netinka. Toliau, 4 ir 3 vietoj x. Vietoj x 4. 3 kart 4 minus 3 gausime 9. Netinka. Ir šitas. Nuostabu. Tada bandome vietoj x įdėti trejetą, vietoj y 4. 3 kart 3 bus 9 minus 4, o bus 5. Ir tada 2 kart 3 bus 6 plus y4 plus 4 bus 10. Fantastika, mums tinka ir mes gaunam atsakymą. Tai jeigu nemokat spręsti lygčių sudėties arba keitimo būdu, iš bėdos, labai iš bėdos, tik iš bėdos, gali spręsti šituo būdu, bet geriau spręskit matematiškai negu šitaip, nes ne visada bus atsakymai pateikti. Bet šį kartą galėtumėte. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjote, sėkmės ir laukite kito video. Iki.